Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai apie limfatinę sistemą. Kaip pagerinti limfinės sistemos darbą. Tai turime suprasti, kad nuo limfinės sistemos darbo priklauso taip, kaip mes jaučiamės, priklauso šiek tiek padidėjęs ar sumažėjęs celiulitas, taip pat ar turime pakankamai energijos ir ar galime gyventi produktyvų gyvenimą. Todėl yra labai svarbu pasirūpinti savo limfinę sistemą, kad gerai jaustumėmės ir būtume produktyvūs. Tai vėlgi, norint pagerinti limfinės sistemos darbą, mes turime išvengti chemikalų. Tai reiškia, kad turime vėlgi naudoti, tarkime, kūno priemonės ar gyventi gyvenimą neapsupdami save chemikalus. Tai pavyzdžiui, turėtume vengti darbo pobūdžio, kuris yra susijęs su chemikalais. Tai ir pavyzdžiui, darbas tai būtų kokioj nors gamykloje arba, nežinau, skalbykloje, kur jūs ten turite nuolat uostyti įvairius chemikalus, ar tai būtų kažkoks dažytojo darbas, kai jūs turite dažyti įvairias patalpas ir nuolat uostot dažus, arba ant savo kūno tepate įvairius kremus, kurie pasižymi neaiškia cheminė sudėtimi. Tai vėlgi tai turite atsižvelgti, nes tai gali pabloginti jūsų limfos kokybę. Tada vėlgi turite gerti pakankamai vandens. Tie žmonės, kurie negeria pakankamai vandens, jų limfa yra tirštesnė, todėl vėlgi limfos apytaka nėra tokia gera, todėl turite būtinai gerti pakankamai vandens. Tada turite užsiimti fiziniu aktyvumu, ar tai būtų vaikščiojimas, ar tai būtų plaukimas, ar tai būtų joga, ar tai būtų tempimai, ar tai būtų bet koks kitas sportas. Tai sportas padeda suaktyvinti limfą ir pagerinti gyvenimo kokybę. Tada vėlgi yra dieta. Tai dieta, kurioje yra daug vaisių, daržovių, uogų, sveikųjų riebalų, kompleksinių angliavandenių, padeda palaikyti optimalią limfos funkciją. Tai dieta yra svarbi, turite vengti nekokybiškų produktų. Tada galite išbandyti manualinį limfinį drenažą. Tai vėlgi yra, tarkim, tos limfo drenažo procedūros, jos gali šiek tiek pagerinti limfos darbą. Tai galite pabandyti, jeigu pajausite, kad poveikis yra visai neblogas, puiku, galite išbandyti ar atlikti kelias limfo drenažo procedūras vieną kartą į mėnesį, vieną kartą per 2 mėnesius ir sekti savo savijautą. Jeigu tik tai leidžia jums pagerinti gyvenimo kokybę, kodėl neišbandžius? Tada yra, pavyzdžiui, gilaus kvėpavimo technikos. Tai reiškia, kad jūs propaguojate gilų kvėpavimą, susikoncentruojate į kvėpavimą ir vėlgi tai gali šiek tiek pagerinti tiek ir kraujotaką ir limfos apykaitą organizme. Tada būtinai turite sumažinti stresą, nes kai jūs patiriate daug streso, jūs organizme išskiriate daug kortizolio, o kortizolis neleidžia normaliai perdirbti baltymus. Ir dėl to, pavyzdžiui, jūsų organizme gali pradėti skilinėti kolagenas. O kolagenas yra reikalingas limfatiniai sistemai ir jeigu bus daug problemų su kolagenu, tai vėlgi gali būti problemų ir su limfatinė sistema. Todėl stenkitės sumažinti stresą savo gyvenime tam, kad vėlgi galėtumėte gerai jaustis, nes atsiminkite tokį dalyką, kad jūs galite kontroliuoti tik tokius dalykus, kuriuos galite kontroliuoti. Ir jūs negalite kontroliuoti tokių dalykų, kurių negalite kontroliuoti. Tai pavyzdžiui, kaip kažkieno mirtis, kaip kažkieno liga, kaip kažkokių žmonių kažkokia nuomonė. Pavyzdžiui, jūs negalite kontroliuoti politinės situacijos Lietuvoje, jūs negalite kontroliuoti karo, tai apie tokius dalykus jūs galite mažiau galvoti ir taip sumažinti savo stresą ir gyventi tiesiog laimingesnį ir produktyvesnį gyvenimą. Galite tada išbandyti hidroterapiją, tai pavyzdžiui ryte ar vakare pasileisti kontrastinį dušą, tai kaitalioti vandenį tarp šalto ir karšto. Galite išbandyti saunas, galite nueiti į sporto klubą ir ten išbandyti įvairias saunų terapijos, tai vėlgi infraraudonųjų spindulių sauna, tada vėl karšto dūmo sauna ir taip toliau. Ir vėlgi žiūrėti, kaip į tai reaguoja jūsų kūnas ir jūsų poros, ir vėlgi tai yra tikėtina, kad gali pagerinti šiek tiek jūsų limfinės sistemos darbą. Tada turite susitvarkyti su savo virškinimu. Tai jeigu turite didelių problemų su virškinimu, ar tai užkietėja viduryje, ar nuolat jums pučia pilvą, tai turite į tai atsižvelgti. Galbūt jums gali virškinimo problemas padėti spręsti probiotikai, galbūt žolelės, galbūt subalansuota mityba, galbūt neišskiriate pakankamai skrandžio rūgšties. Ir kai jūs tai sutvarkote savo virškinamąjį traktą, jūs taip pat galite pagerinti limfos sistemos darbą. Tada turite mūvėti natūralius drabužius, kurie leidžia jums juose gerai jaustis, jie per daug jūsų kūno neapspaudžia, nes vėlgi
neteisingi drabužiai ant jūsų kūno gali neigiamai paveikti limfos apytaką ir pabloginti limfą. Tada galite išbandyti akupunktūrą. Tai vėlgi akupunktūra gali šiek tiek pagerinti kraujotaką, suaktyvinti kūną ir suaktyvinti limfą. Ir kas iš tikrųjų yra labai įdomu, kad akupunktūra gali šiek tiek padėti atsistatyti, taip pat padėti gydyti traumoms. Ir vėlgi labai rekomenduoju, pats esu išbandęs akupunktūrą, visai patiko ir dar tikrai ne kartą išbandysiu ateityje. Tada yra pneumatinis spaudimas, tai tokia yra kompresinė terapijos forma, vadinama pneumatinė kompresija, ir tai apima, pavyzdžiui, jūsų kūną ir suteikia kūnui šiokį tokį šoką ir to pasekoje pagerina limfos tekėjimą. Tai vėlgi yra naudinga ir galite pabandyti. Tada vėlgi galite savo limfą paskatinti valgant specifinius maisto produktus, tokius pavyzdžiui kaip žalios spalvos daržovės, vaisiai, kurie turi mažai cukraus, tada linų sėmenis, čia sėklos, avokadai, garlikas, braziliški riešutai, migdolai, spanguolės ir graikiški riešutai. Tai šie maisto produktai padeda skatinti limfos apytaką žmogaus organizme. Ir tada jums reikėtų vengti tokių produktų, pavyzdžiui, kaip perdirbti produktai, tai čipsai, bandelės, įvairios duonos. Tada konservuoti produktai, reikėtų šiek tiek apriboti džiovintų vaisių vartojimą, tada pasistengti sumažinti labai tų pieno produktų kiekį, jeigu jų netoleruoja, tada sumažinti šiek tiek cukraus kiekį mityboje, taip pat sojos ir druskos kiekį mityboje. Ir būtent atlikus šiuos veiksmus jūs turėtumėte pagerinti savo visos limfos apytakos darbą ir tiesiog džiaugtis geresnę savijautą. Ir to pasekoje turėtų sumažėti jūsų celiulitas. Tai ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas apie būtent limfos apytaką, nes kai pasirūpinsite savo limfos apytaką, tai pagerės ne tik bendra savijauta, bet ir turėsite daugiau energijos ir netgi gražiau atrodys. Tai ką, ačiū ir tada iki pasimatymo kitą kartą.